Labą dieną, mylimi tautiečiai, dabar noriu padaryti trumpą įrašą iš mano naujo buto. Ir pradedu nuo virtuvės. Va, dabar turiu tokią virtuvę, kuri yra daug mažesnė už mano buvusią, bet tai yra daug geriau. Kodėl? Todėl, kad nebevyksta jokie parčiai. Va, čia mūsų krautlytė, švaru, labai vanduo verdantis bėga. Va, čia viskas tvarkingai, gesintuvai, taip toliau, jau kartais kiltų kokias problemytės gaminant maistą. Va, čia turim mano spintelę. Visi mano maistai. Daug nekaupiu, nemėgstu maisto kaupti. Čia bitiviukas mūsų. Čia mes visi laikom, čia gyvena 6 gyventojai. Tai va, mano šitą vidurinę lentyną. Tai tik pieniukas, va, sūrelis. Ir nieko daugiau nėra. Tai parduotuvė yra taip arti, tai neverta net. Dabar parodysiu. Pro langą matosi, tai ten pastatas, jeigu matot. Tai ten yra parduotuvė. Tai kam kaip parduotuvė yra vienos minutės pirkti maistą ir kaupti, ne? Dabar einam parodysiu savo kambariuką. Einant iš virtuvės į kambarį visada matosi vaizdai gražūs. WC. Mūsų dušų kambarį. O dabar visus sveikinu atėjus į mano kambarį. Labai smagu jūs čia matyti. Labai truputį sutemę yra, tai labai tokias matosi, bet truputį dabar dar greit viską padėsiu parodysiu. Pirmiausia, vaizdas pro langą. O jis nuostabus. Sakyčiau, tikras langas į gamtą. Tai ką, vienintelis skirtumas su mano buvusiu kambariu, kad čia nėra tualeto ir nėra dušo kambario. Nu, bet yra kriauklė ir veidrodis, taip kad viskas okei. Čia mano moteriški dalykai, o tai yra vyriški dalykai ant tualetinio stalelio. Čia mano skaitalai, knygos ir žurnalai. Čia mano stebuklingoji lovytė vėlėtinė mylimoji mano. Nuotraukų kampelis savo vietoje, kaip va. Visi dar čia vis tebe esat ant mano sienos. Iki kol jūs pamatysiu gyvai, gyvenat čia. Va, čia mano draugai, kurie visi jau išvyko. Čia mano 15 minučių chebra. Čia mano šeiminėlė, čia mano raskila. Čia mano šeima, čia rasytė. Čia mano mašiliukas, čia mano 15 minučių, čia mano Londonas. Čia mano valstybės vėliavėlė. Savo vietą įkabo irgi tvarkingai. Tai va, tai tiek yra, dabar užsidėsiu šviesą, nusitrupsiu polisoką darosi. Tai va, čia ką aš galiu pasakyti. Esu visai patenkintas šito kambariu, labai čia viskas super. Gyvena be manęs čia dar 5 žmonės. 2 merginos yra britės, bet indų kilmės. Vienai 28 metai, kitai gal 22. Gretimam kambarį mergina iš Kipro, 29 metukų. Paskui gyvena kažkoks dėstytojas indas, kokių 40-50 metų iš Indijos atvykęs čia į universitetą patirties semtis. Ir dar gyvena viena moteris, kokių 30 metų irgi britė. Jau tikroji britė balta. Tai va, žodžiu, kambarys labai fainas. Viskas gerai, nu nebuvo jis labai fainas, tikrai iš pirmo įspūdžio tikrai nebuvo jis man mielas, bet įpratau ir kažkaip fainai viskas buvo. Įsirengiau, persistačiau baldus, taip kaip man painiau,
nuotraukas susigadinau, vėliavą pasigadinau, daiktai susistačiau ir taip jauku pasidarė. Virtuvė irgi super, merginos labai švarios, mėgsta tvarką, aš irgi mėgstu tvarką, tai labai gerai sutarėm. Aš viską tvarkau, tenai plaunu, taip toliau. Jokių problemų nėra su chebra, jokių. Ką turėjau su ispanais, čia nulis problemų. Vat, nu, aišku, tik rūkymas yra virtuvėj, bet rūko tik 2 žmonės ir labai retai rūko. Tai kad čia ne problemų palyginti su ispanais, kurie būdavo 5 ir po kelis rūkydavo kasdien virtuvėj. Tai va, tai žodžiu, viskas čia yra tvarkinga ir gražiai. Visiškai aš esu patenkintas savo gyvenimo sąlygom, jo labiau nėra net labai prasmės čia gilintis kažką ir labai įsijausti, kad oi, čia ar gerai, ar blogai, nes labai trumpam laikui čia esu, jau grįžtu po 2 savaičių į Lietuvėlę, savo mylimą Vilnių pasiilgtą labai beprotiškai. Turiu labai daug planų Lietuvoje, nu tikiuosi, kad bent kokių 70% pavyks įgyvendinti, tai jau būtų labai super, būčiau labai patenkintas. Tai va, ir ką aš dar galiu pasakyti? Nu nieko, nu vat gyvenu savo Anglijoje, normaliai, vat viskas man čiki, bet čia esu visiškai patenkintas, bet jau visas mintis apie Lietuvą. Jau čia gyvenu, tai va, bet viskas jau apie Lietuvą visas mintis. Jau labiau nėra čia ko labai gailėtis tos Anglijos, kai aš ją grįšiu nuo rugsėjo mėnesio, tai kad man čia jokių sentimentų dviejų nėra. Tai tiek, chebra, susimatysim labai greit, aš tavęs įsitikinęs. Bučkis visiems ir tikiuosi su visais susitikti, kai grįšiu. O grįžtu birželio 21 dieną, 17:30 liktai. Ar patikslinsiu laiką. Ate, chebra.